Sveiki ir softeriai paprasti mirtingieji, randami Shadow Company žaidime naujas poligonas Vilniuje, vadinasi Uzona. Apžiūrim žemėlapį. Когда новое видео? Когда новое видео запускаешь? Nežinau. A jau keičiat komandą? Ai, pagalvoju, pažiūrėjau, čia nelygis. Mint reikia. Šituos tai įsiminiau ir ačiū. Ta su baltais marškiniais tai kapokit, negali lyginti. Tris karčiaus. Jo. Nes ryškiai vadas buvo jų. Jo, matys. Inicialiavau sprendimą. Gerą dieną. Laudė. Šiandien oras labai geras, šypsoja, ne karšta ir ne šalta. Manau, kad šiandien žaidimas bus tikrai įdomesnis nei pirmą kartą mes bandėm tą poligoną ir bandėm pamatyti jo galimybės. Tai dabar nusprendėm padaryti 3 komandas ir papildomų užduočių sugalvojom, kad daugiau būtų veiksmo pavyksta poligoną. Kai dėžė neša raudonį iš savo bazės į taškus, jeigu jūs perimat ir atnešat į bazę, jisai taškas niekam neskiriamas, tiesiog jinai neutralizuojama. Tai jūs turit galvoti, ar apsimoka jį pakeliuoja, ar geriau pastatyti ir paimti ir tašką gauti, teisingai? Jeigu padėjot dėžę raudonį, vadui, telefoną, tikslias koordinatės, padiktuojat, perduoda man ir aš važiuoju, okei? Tai užduotis paprasta, surinkam dėžės, 2 žmonės neneša, vadui duoda lokaciją, kita komanda ateina, jas paima, važiuoja mašiną su transportu, sukraunam ir išsivažiuojam ir gaunam. O juostas bazėj? Juostos bazė ir medikų paustus duosim bazė. Taip, kaip sakiau, jie neš dėžės čionais, šitie 5 pointai yra, kur yra dėžės nešamas. Dėl jų važiavimo, jie čia važiuoja su mašina čionais ir nuo šlagbaumo jie jau turi vesti tą mašiną. Realiai jie negali neštis dėžės kol mašina nėra privažiavusi. Tai bent jau turime tokį pliusą. Išsiaiškinam, kiek DMR, kiek snaiperių pas ką yra. Jo, šie būtų temų, pala paklausiu. Žaidė su snaiperiu ar su ko? Su snaiperiu? Dar kažkas? Ne. Jūs automatai visi. Mane vien snaiperis ir aš DMR'as. Kiti automatai. Pas mus 2 DMR, jeigu pairgi. Antram teimui naujokas buvo mūsų nusos. Judėt. Ir aš manau, būtinai stumėm pirmą, neduodam slengą. Tai gal naujokas mūsų pirmą, tada mes čia visą laiką tą srautą ir darysim tenai. Taip, primink, kuris tavo? Antras. Tada galbūt granitas galėtų pereiti link pirmo, o mes pasistumėm į jų vietą. Blogiausiu atveju jie atsitraukinėja, mes dengiam juos ir... Taip. Matysis, iš šono nelabai ką mes matysim. Jodam! Na ir ką, gavom savo užduotis, keliaujam. Mes priklausom 5 skyriui, susijungiam su 3 skyriu. Na ir bėgom iš karto į priekį, tiesiai į veiksmą. Pro žemėlapį tikrai nemažą kelelį reikėjo pabėgiot. Priekį yra, prie namelio yra. Prie namelio priekį yra. Prie namelio kontaktas cariai. Perdaviau informaciją visai pogrupiui ir pats nusprendžiau į dešinesnį flanką ir bandyti iš šono prigauti žaidėjus. Ir čia paspotinu keletą žaidėjų per krūmus. Pirmieji šūviai, pirmas nušautas. Kitų nelabai matau, per scope kamerą gal net šiek tiek geriau matosi, bet matom, kad per žolę žiūriu. Na ir tikrai padusęs, gan toli bėgau, atsiprašau iš karto. Pavyksta nušauti ir dar vieną žaidėją, bet mačiau ir daugiau žaidėjų, lyg kažkas dešiniai nuėjo, tai nusprendžiu pasimti tolimesnį dar flanką iš šono. Ir čia pastebiu tolumoje lyg snaiperiai einantį. Pavyksta nušauti. Ir tik truputį daugiau atsistojus, pats gaunu šatų ir buvau pašalinta. Kadangi buvau visiškai iš šono nuėjęs vienas, niekas nepakėlė, čia eidamas pastebiu priešus.
ir išgirstu, kad mano savus šaudo jau žaidėjai gerokai pasistumėję į priekį, tai kantriai bandau išlaukti gerų progų. Čia pavyksta pašalinti vieną iš priešų, G2 iš balsų lyg atpažinau ir mes čia dar su juo truputį turėsim šį eventuką smagumynų. Čia pamatau tolimoje žaidėją, bandau jį nušaut, bet jie nesėkmingi šūviai pro šalį, vėjuota per krūmų šaudau, tai tikrai sudėtinga pataikyti žaidėjus, nes kartais ir atrodo, kad visai pataikau, bet dėja visai šūviai pro šalį. Ilgai dar bandžiau žaidėjo lauk, kol jisai išlys nuo to kalno, bet labai nelindu, tai nusprendžiu pušintis arčiau. Ir ganėtinai greit prisibėgu, bet mane pastebi žaidėją, apšaudu iš toli į žolės, gerai, kad žolius labai tankiaus, tai prigulu šiek tiek, pailsiu, palaukiu, kol viskas nurims ir po truputėlį po to spaudžiuosi irgi į priekį, nes per žolės irgi nieko per daug nematau ir nusprendžiu, kad reikės eitis į priekį. Čia vėl per žolytės matau žaidėją ant kalno, bet nesiryštų šautų, matau vos galvytę, žinau, kad sunku pataikyti bus, tai... Tiesiog dar, sakau, eisiu per kairę pusę, kartu su keliais komandos nariais, čia juos nušovė, čia vienas iš priešų pašalintas ir čia pastebiu žaidėją, snaiperį. Vieno neužtenka. Atrodė, kad tikrai iš pirmo šato pataikiau, bet nenorėjau šaudyti daugiau šatų. O čia pastebiu dar vieną gilį, irgi panašų, sunkiai pastebėjau jį tolumoje. Šūviai bandoma pašaut, bet pro šalį. Na, atrodo, kad lygtais ten šatai skrenda, per kamerą dabar sunkiau matyti, bet dangus tai maišusi su žeme, nes pusiau lijo, pusiau saulė švietė, tai oras labai keitėsi, nes vėjas buvo didžiulis. Ir čia turim indritingą kovą su šiuo snaiperiu, vienas prieš vieną ilgai kovojam. Ir pasižiūrėsim, kad ras geresnis. Po truputį bandau jį laikyti ir po truputį sulenkuosi į kairę pusę, kad galėčiau paimti geresnį angelą ant jo. Čia vėl šūviai jį, dėja nesėkmingi. Ir važiuoju kur kas giliau į kairę. Nu ir pagaliau pavyksta man jį nušaut, dar dairaus ar iš dešinės nėra priešų ir pušinuos gilin į priekį, spraudžiusi kuo toliau į priekį, nes apėjau jau didžiulį flanką. Žinau, kad priešų man yra dešinėje, bet noriu dar šiek tiek plačiau apeiti juos iš šono, iš netikėto kampo ir čia pastebėjantį žaidėją. Bet nesugebu susitaikyti laiku ir vietoj, čia jisai jau tik pritupė nusitaikius ir labai nelemtingi momentai, tenka kantriau palaukti. Pavyksta iš vieno šato pašalint, dar ramiai palaukiu ir tikrai užsidės liemenę ir viskas bus gerai. Užsideda ir nusprendžiu, kad galiu eiti toliau pušintis į priekį. Dar palaukiu, ar nėra daugiau savų su juo, nebandys niekas kelt. O šiaip čia žolynai po žemėlapį gan dideli, tai man kaip su giliu prigulti ir pasislėpti buvo labai patogu ir net gilio nereikėjo. Iš tiesų daugumą žaidėjų galėjo tiesiog prigulti ir tikrai sunkiai matėsi. Ir čia priekyje pastebiu žaidėjus artėjančius prie manęs. Jie mane irgi pastebėjo ir pradeda šaudyti per žolės, tai guluosi jau giliau ir bandau šliau šiek tiek žemyn. Kuo toliau nuo šratų. Girdžiu balsus priekyje, nusprendžiu, kad gali prireikti jau pistoleto. Su snaiperiu tikriausiai negalėsiu šaudyti iš tokio atstumo ir bandau ieškoti žaidėjų, bet dingo jie kažkur tais. Bandys kairiau eiti. Žaidėja keltą šatų pasiunčiu, paskui info savam. Dėja, patys sušaudo. Na, čia iš vadų gaunu misiją užimti kitą pastatą, tai bandau eiti jau per kitą pusę žemėlapį. Čia pastebi pastate priešininką. Pašalinu jį. Taip pat truputį kažką pasidariau su kamera, įsirašė keletą video slow motionų, tai be garso. Bet turim garsų iš scope kameros ir čia mini bifas mūsų su G2.
Tai Gedvė mane nušaudo ir sako, Kotronai 1-1. Prabėga. Hit! Tiesiai į galvą! Du vienas! Gerai, kad su šalmu. Na ir tai baigis, smagiai pirmoji pusė, apsikeitėm pusės, po pertraukom ir važiavom pušintis toliau į priekį. Vėl bėgimas, vėl sprintas per žemėlapį ir vėl taktinis padusimas. Poligonas tikrai nėra labai mažas, ganėtinai erdvus, bet kartu ir labai įdomus, nes yra ir daug pastatėlių ir čia pakliūnam į pasalą. Prie kontaktas ant kalno. Matai tą krūmą? Tai žiūrim, bandyti reiks pausas gal po biškį. Ir čia šiek tiek per vėlai pamatau priešą, nesugebu ištreidinti savo komandos nario, nusprendžiu iškart pušintis kairesnę pusę, po kairę pastebiu priešą. Manęs šalimais pamatau ant kalniuko ir dar vieną priešininką. Pavyksta nusimžaidė ir po kairę pusę, nusprendžiu eiti toliau į priekį ir pušintis gerą progą. Beidamas į priekį pastebiu dar vieną priešininką. Šį kartą taiklų šūviai už komandos narį. Ir einu toliau į priekį, tikiu žaidėjų ir arčiau. Hit! Ir čia dėja mane patys sušaudo. Normaliai čia arbūzais dalina. Supratau. Nuoširdžiai, nieko skaniau per airsoftą nesu valgęs. Šaltas, gaivus, karštą dieną. Jūs tiesiai eisit ar dešiniau? Gardu. Mes dešiniau eisim prieš 6 krašto ir tada bandysim į vidų jam įeiti. Bandom taip tada. Taktinis pasitarimas, bet galų gale gavosi visiškai kitaip nei planavom. Čia Hebra nešė dėžę, gavom vadų nurodymus neš dėžę, bet visi labai kažkaip susigrūdė. Tai nusprendžiau eiti kairiau, gerokai plačiau. Pasimt žemėlapio kraštinę poziciją ir pro ją žaist. Matau ir savų yra ir galvoju gal po dešinę, lyg kažką pastebiu. Matau žaidėją, atrodo į mus visiškai nesitaiko, galvoju savas. Na, kadangi į mus nesitaiko, tai nusprendžiu nešaudyt. Eikam kalną prieš 6. Bet iš dešinės pusės bando nueiti šitas raudonė. Supratau, tai nepraleisit. 6 punktą mes... Spalva! Labai keistai pažiūrėjo į mane, paklausiau spalvos, bet neatsakė. Ir pasiuntė šotų keletą į mane, nes supratau ir iš priekio ir iš galo šaudo, bet atrodo iš galo. Savi. Tenai sniperis priešo. Priešų? Jo. Net reikėjo skaitą, aš jau senai galėjau nušaut. Aš galvojau savas. Nu, kaip sakoma, buvo klaidelių padaryta. Galėjau gal ir nušaut, būtų ramiau buvę, bet pasirodo nesavas. Tai reikia susiimti ir ištaisyti savo klaidą. Šiaip ne taip tolumoje paspotino šio galvytę. Labai sunkiai, bet matosi vos ir nusprendžiu šaudyti. Po kairę nušovau vieną. Jo. Nu ką, klaida ištaisyta, pušinausi priekį toliau. Dar spalvą paklausiau, galvojau pasiduosi. Iš balso išgirdau, kad tikrai nesavo. Gal kas žino, kur nebrangiai balso operaciją daro, kad biškį pakeistų. Hit! Savas, seni, ačiū. Skaitus. Mediko neturim? Kas medikas? Nu pakelk. Žinoma, varkį. Visi skyriai. Neaišku, kur yra mūsų dėžė. Niekas nežino, kur dėžė.
Nešim dėžę, bet kažkaip pragėrim. Čia pastebiu liktai tolumoje žaidėjus, tai tenka šliaužt, pasimti geresnę poziciją. Ir čia matau atbėgančių žaidėjus iš toli, bandau dar pašaudyti didelį atstumą, gal skau netyčia pavyks kokį nušaut. Bet dėja. Draugas, Pilnai kairė eina, Artūrai. žiūrėk kairę savo draugas. Stulpą, žiūrėk, prie stulpo gali išlyst. Čia reikia atsitraukinėti, čia blogai, žiauriai. O tu šaudyt negali? Tai pridenk, seniai, tiesiog spreng su auto į krūmus ir viskas. Paspreng, negalėk šatų, padenk. Nu, pašaudai, mes atsitraukim. Jie nelenda tada. Labai tokiai nejaukioj pozicijoje buvau, bet komandos narys dar priekį gulėjo. Tai ganėtinai ramiai tikėjausi, kad viskas bus gerai, tai slinkau arčiau krūmų šiek tiek. Aha. Gulk ir gulėk, jei gyvas. Jei gyvas, gulk ir gulėk. Nuo kur? Nuo kampo? Na, čia iš ties turėjau sunkų kampą, per žolės labai sunkiai matosi, per skau kamerą dar sunkiau. Pridenginėjau komandos narius, kol jie keliasi. Ir čia šūviai iš kairės, iš dešinės, iš visur, tai šiek tiek prigulu ramiau. Ne, nedarykit. Atsitraukit, manau. Jie plius pagydyti. Prieki komandos nariai buvo išvalyti, tai nusprendžiu, kad šiaip reikia bandyti kažkiek atsitraukinėti ir geresnę, gražesnę poziciją prie krūmų pasimti ir pabūti ramiau. Ir čia vėl pono Gedvė užspotino, prie kampučio apšaudau jį gan stipriai, spėja pasislėpti, tai jie netaikliai. Reikia nusprendžiu, kad biški duoti jam daugiau išlysti ir biški kantriau pažaisiu jų. Na ir šiek tiek kantriau pabuvus ramiau krūme, matau kaip jie išlenda agresyviau. Jau 3-1. Pavyksta ir dar vieną žaidėją nuimti, bet čia mane patį pradeda šaudyti tiesiog į krūmus ir nusprendžiu, kad reikia bandyti šliauž giliau, pasislėpti į gilesnį kamputį ir čia ne tik į krūmus įlys, bet čia dar buvo ir tokia mini kalvelį, kuri labai gerai mane dengia, tai aš čia ganėtinai ilgai šitam krūmelį praleidau. Supratau, kad bešliaužiant mano raištis dingo. Čia, man atrodo, mano nukrito. Ačiū. Bet nekreip dėmesį, nešk. Jau nenorėjau, kad mane išduotų, tai sakiau neš toliau. Na, čia krūmelį tikrai ilgai praleidau ir tikrai nelabai net matos, kai nušaunu žaidėjus, bet liemenė vat išsitraukė. O čia buvo įdomesnė situacija, tik tais nenufilmavau su savo pagrindinė kamera, tai skop kameros yra garsas, kai prieina žaidėjas prie manęs ir aš jį nušaunu. Iš labai arti su pistoletu. Pamiršau nufilmuot, galim pakartot? Čia betupint man kažkas praėjo, girdėjau, kad praėjo žmogus ir atrodė lyg ne iš tos pusės, kur savi. Ir pastebiu, kad čia priešas eina, vienas šatas į nugarytę, puikiai suveikė. Gan tolimos atstumas, tikrai laikėmės daugiau nei 15 metrų atstumėlio. Ir čia tolumoje pamatau dar žaidėjų. Na ir kantrų žaidimas labai padėjo, tai dabar iš galo ganėtinai visiems apėdinėjau. O čia matau ateina savas, tai noriu, kad neišsigasų, tai laukiu, kol prieis arčiau. Ranką iškėlęs. Nešauk savas, neišsigas savas. Atsargiai, prieki gali būti. Na ir čia priešų linija buvo pastumus visai į kitą vietą, tai nusprendžiu pušintis pats irgi gilyn. Girdžiu, vyksta fightas kažkur tais toliau. Mačiau toli priešus, bet dar pasižiūriu, ar šalia manęs nieko nėra ir netyčia nebūsiu užpultas. Ir ganėtinai ramiai duodu savo laiko, nusitaikau į priešininką. Ir pavyksta nušaut žaidėją. Čia atrodo dar kartais lyg nefidina dėtuvė, atrodo lyg šatai baigėsi, pasitikrinu, viskas gerai, šatų dar yra. Ir prie to pačio žaidėjo matau dar keletą žaidėjų artėjančių. Ir jų net ne vienas, o dar du, bando kelti, visi 3. Kantriai laukiu, bet užsienėlis pasiveda. Pavyksta nuim žaidėją, o čia bandau šaudyti, žiūriu, neskrenda šatai, baigėsi tikrai jau dabar šatukai. Arba nebefidina ginklas, kažkas durniuoja su dėtuvė.
Ir įsidedu kitą dėtuvę, nes jau su šita nieko negaliu padaryti. Čia pasidairau ar iš šono, niekas manęs neteina, neužspaudžia, kad nepapjautų eilinį kartą, kaip dažnai užsifokusuoju į vieną tolimą targetą. Ir čia dar pavyksta nušauti keletą žaidėjų, bet girdžiu mašinos signalizuoja, daug žaidėjų pradeda šaudyti tiesiog į orą ir kiek suprantu, lyg žaidimas baigėsi. Tai tikiuosi jums patiko, naujas Vilnius žemėlapis su zona. Ačiū labai Shadow Company už žaidimą, labai man asmeniškai patiko žemėlapis. Mielai dar atvažiuosiu pabandyti kitą kartą, kai jau geriau pažinosiu žemėlapį. Tai ačiū, kad žiūrit, būtinai pasubscribinkit mano kanalą ir mano 40 video.